Labai svarbu suprasti, ką rinktis, kad besimokydamas fotografijos tobulėtum greitai ir be streso, o ne pusę mokymų trukmės bandytum pagauti grupės vidutinį tempą. Blogiausia yra tai, ką palikau pačiai video pabaigai. Kodėl grupiniai užsiėmimai beveik niekuomet netinka? Grupiniai mokymai orientuoti tik į kiekybę. Nors dažnai yra akcentuotinas tokių pamokų interaktyvumas ir spartus feedbacko gavimas, realybė tai absoliučiai neveikia. Joks lektorius neskirs daugiau laiko nei numatyta, kad gyvai, sistemingai tai yra tiek, kiek reikia kartų paaiškintų tik tau užkliuvusią vietą. Kodėl? Nes mokinių gali būti 50. Ir visi jie turės savo klausimus, tad galiausiai išgirsti klasikinį atsakymą, parašyk man privačiai, turėdamas laiko atsakysiu. Na, naujam mokinukui kito konkretaus klausimo ir apskritai reikia kalnus nuversti, kad prieiti. Nes kurtas apsitrinimui ir socializavimui skirtas adaptacinis periodas, kurtas peržengimas per save prieš klausant ir bandymas neapsijuokti, jie ir gausi atsakymą. Kur garantija, kad mokinio galvos palinksėjimas iš tiesų reikš supratau puikiai, o nesupratau, kad nieko nesupratau, bet tęskit toliau, nes man nejauku gaišinti. Pagrindų gavimui kur kas pranašesnės ir gerokai paprasčiau įsisavinamos vaizdo pamokos, kurias žiūrėsi tik savo patogiu metu, tik būdamas nusiteikęs, nebandydamas atrodyti supratingu, gražiu, išmanančiu, kietu ar dar bet kokiu ir išvengdamas visokio blaškymo, kurį turi patirti grupinėse pamokose. Vaizdinės online pamokos tai lyg individualios video pamokos, kurias gali peržiūrėti dar 15 ar 20 kartų, kol išties suprasi vieną ar kitą esminį konceptą. Mokslas nustatė, kad bet kokį naują dalyką žmogus geriausiai įsisavina pirmoje dienos pusėje. Tai yra tuomet, kai yra aukštas dėmesio lygis, geras loginis mąstymas ir mažai informacinio triukšmo. Konkrečiai nuo 9 iki pusės 12 ryte. Tai puikiausias laikas naujai teorijai, sudėtingesnių konceptų įsisavinimui ir techniniams dalykams, kokia ir yra fotografija. Antras pikas yra ankstyva popietė arba laiko tarpus nuo pusės 2 iki pusės 4, kuomet smegenys jau išsivažiavusios ir pats silpniausias įsisavinimų laikas yra vakaras. Tai yra nuo 6 iki 10 vakaro, kuomet dėmesys natūraliai silpnėja, darome daugiau klaidų. Tai taip pat ir tas laikas, kuomet didžioji dalis grupinių pamokų ir vyksta. Tai yra tada, kada jau laukia vykti namo ir pailsėti po mokslo ar darbo dienos. Tokiu metu net ir pats mylimiausias pomėgis, kurį bandai išmokti, taps nebe toks mielas ir geidžiamas. Grupinės pamokos ir mokymai yra naudingi tik jų kūrėjams. Nes tai lengviausias būdas užsidirbti daugiausiai pinigų, bendrinė visiems, o dažniausiai todėl ir nei vienam netinkančią informaciją, grūdant didžiausiam įmanomam žmonių kiekiui vienu metu. Bet ar tai viskas? Žinoma ne. Tavo progresą stabdyti ir blaškyti gali ir kitų grupiokų, tau absoliučiai neaktualūs klausimai, kurie tavo tempą stabdo. Realus mokymasis vyksta bet kokiu atveju tik 2 lokacijose. Tai yra namuose ir renginio lokacijoje. Todėl nesiblaškyk ir neatiduok savo pinigų dažnai bevertėms grupinėms pamokoms, kurių tikslas toli gražu neišmokyti tave, o greičiausiu būdu paimti tavo pinigus, paliekant begalės klaustukų. Tam, kad galėčiau tau tai pasakyti, aplankiau grupinius fotografijos mokymus savo mieste. Maža to, kad net ne sostinėje iš manęs vien logistika pareikalavo lygiai valandos. Mano lankyti kursai daugiau priminė juokdarių šou, neteisingų savo žinių, ego bei pranašumų demonstravimą arba gerokai labiau pažinčių klubą, beveik nei trupučio edukacijoms skirtą erdvę su realių žinių bagažu bei galimybėmis jį išdėstyti. Online pamokos ne tik lėtai, suprantamai ir paprastai tau vienam patogiu ir dažnai produktyviausiu metu išaiškins esminius dalykus, bet ir pasidalins realią vaizdinę medžiagą iš renginių, koncertų, suteiks tau prieigą prie tikrų RAW failų, dokumentacijų, resursų ir kita. Grupėje gilintis į kiekvieno mokinio situaciją tiesiog nėra laiko. Jei tavo tikslas aiškus, tai yra greitai ir praktiškai išmokti fotografuoti renginius, koncertus bei sportą, online kursai yra kur kas efektyvesnė priemonė. Bet šiuo atveju tai dar ir ne bet kokie kursai, o profesionalus giluminis mokymo kursas nuo nulio iki arenos, kurį pristatau aš. Profesionalus žymiausių šalyje atlikėjų fotografas Laurynas iš vieno daugiausiai šalyje koncertų ir didžiųjų šalies švenčių nufotografavusio L-Artography projektų.
Jau visai greitai dienos šviesą išvysinčiame online kurse tavęs lauks 15 iki milimetrų išnagrinėtų ir suprantamiausiai pateiktų pamokų bei kelios bonus temos. Čia vieta, kur galiu drąsiai ir nemirksėdamas viešai garantuoti. Išmoksi visko, nes jei mokysies, nėra tikimybės, kad kurso pabaigoje turėtum klaustukų. Nuo pagrindinių bazinių fotografinių žinių, apimant pagrindus, kaip veikia fotografija tam, kad daugiau nebekiltų gyvenimo klausimų, bet o kodėl šitoje situacijoje reikia taip, va taip, apimant ekspozicijos, kompozicijos šablonus bei čičytus, kur ir kaip ką naudoti, spalvų teorijas, mano sukurtus manual režimo įgalinimo, tavo fotografijoje modelius, kurie leis pamiršti autorių atpekti blogą sapną, maksimaliai efektyvų nuotraukų redagavimo vienintelė programa, psichologinius fotografijos aspektus, anticipacijos svarbą veiksmo fotografijoje, teisinius aspektus, kontaktų bazę ir dar daug niekur neliestų temų, užbaigiant fotoprofo mentorystės programą, dirbant tikruose renginiuose tarp tikrų žvaigždžių, kuri veiks 10 kartų svarbiau ir efektyviau nei bet kokia grupinė pamoka tavo eiliniuose fotografijos kursuose. Nors išvardinau daug, tikiu, kad dar klausai. Blogiausia palikau pabaigai ne šiaip sau. Su šia situacija susidūriau analizuodamas 90% Lietuvoje siūlomų fotomokyklų ir kursų. Žinot kas tai? Šių kursų ir mokyklų lektorių kompetencijų nebuvimas ir praktiškai beveik visur nesugebėjimas su savo mokiniais pasidalinti jų pačių darytais darbais, nes jų galimai paprasčiausiai nėra. Kaip? Ar aš juokauju? Absoliučiai ne. Didžioji dalis masiškiausiai reklamuojamo Lietuvoje kursų vedėjų ar save fotografais pristatančių asmenų po tais gan brangiais kursais po savo pavardę neturi net menkiausio portfolio, o Google paieška taip pat neduoda jokių rezultatų. Į normalius ir savaime suprantamus kai kurių interesantų YouTube komentarus apie jų potencialių lektorių atliktas nuotraukas pastarieji arba neatsako, arba po komentarais palieka haha emociuką. Ko tokie fotokursai gali išmokyti tave, jei jų lektorius sausos teorijos esant intensyvioms sąlygoms tiesiog negebėtų panaudoti praktikoje pats? Atsakyk savo. Netikrų ekspertų laikas baigėsi. Patikėk savo laiką, pinigus ir ateitį profesionalams. Fotoprofai.lt ir fotoprofai.com. Profesionalių fotografų kalvė be kompromiso ir neautentiškumo.